Darbas, kurį vertinau, buvo Krasauskaitės atliktas darbas kaip klinikinės neurosifilio pasireiškimas ir tai buvo atvejo aprašymas ir dėl to šitą darbą truputėlį yra sunku vertinti kaip mokslinį darbą, nes labai sunku padaryti mokslinius apibendrinimus iš vieno atvejo. Bet darbas aprašytas gerai, aprašytas anglų kalba ir aktualumas jo irgi yra didelis, nes ta neuroinfekcijas ir ypatingai neurosifilį mes kartais užmirštam įtraukti diferenciją diagnostiką ir skaitytojai ir gydytojai skaitantys šitą darbą gali prisiminti, kad toks neurosifilis gali egzistuoti ir jis būna kartais ir tada parinkti tinkamą gydymą. Jeigu kalbant apie mokslinę darbo vertę, galbūt tą vertę galėtų padidinti šiek tiek, jeigu autorė būtų pateikusi statistinius duomenis, pavyzdžiui, iš Lietuvos ligonių, iš kitų medicinos įstaigų, kiek neurosifilio atveju yra nustatyta per pastaruosius keletą metų ar per pastarąjį dešimtmetį, nes prieš keletą dešimtmečių, aišku, jų atveju buvo žymiai daugiau. Galbūt būtų galima palyginti su kitų šalių patirtimi ir tai, aišku, duotų moksliniam darbo apiforminimui daug daugiau vertės. Bet nežiūrint tai, straipsnis yra aktualus ir autorių darbas yra svarbus.